Mokymosi labas. Tuk, tuk, tuk. Tradicinių pasisveikinimų į eterį, į jūsų ausinukus. Su visais techniniais pasijungimo, nepasijungimo kalneliais beldžiasi autorinė mokymosi pokalbių tinklalaidė Learning Hour su Gintaru Ignatavičiumi ir Andriumi Jarašiūnu. Esame tam, kad smalsautume, domėtumėmės, dalintumėmės ir jūs turbūt įkvėptume eiti mokymosi keliu tokiame formate – mokymosi pokalbyje. Esame tam, kad skleistume įkvėpimą mokytis. Mokymosi labas skraidinu susirūpinusiam ekrane mano bičiuliui Andriui. Labas, Andriau. Labas, sveikas, Gintarai, sveiki, gyvi žiūrintis dabar tiesiogiai arba įrašą. Labai tokia įdomi tema ir toks, žinai, įdomus, pavadinsiu tokiu, pritaikysiu tokį žodį, prisijungimas. Bet atrodo, kad mes jau visiškai matomės ir galim keliauti toliau. Taip, turbūt ir su mumis tie, kurie pasilabins, tai pasilabins komentaruose. O šiandien mūsų tema ir dar prieš pradedant ją, kad kilsteltume savo psichologiją, ogi tą būseną turbūt nuolat reikia palaikyti, psichologinę būseną, apie ją turbūt šiandien ir kalbam. Tai, Andriau, leisk tave pasveikinti su tokia žinute, kuri mane netikėtai pasiekė, prisijungus prie Mokymo akademijos YouTube platformos. Pasirodo, mūsų 2 metų darbas, tarp kitko sausio 30 tinklalaidė jau švenčia antrąjį savo jubiliejinį antrąjį gimtadienį, tai sutiksim vasario pradžiai. Ir YouTube platformoje sulaukiam pranešimo, kad mūsų kuriamas turinys yra vertinamas mūsų tinklalaidės fanų. Per 250 valandų žiūrėjimo slenkstį praėjo mūsų taip vadinamas tinklalaidės temų sąrašas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia daugiau kaip 10 parų to turinio, kurį mes kuriame, kažkas juo mėgaujasi. Tai fantastika, ar ne? Mokymosi pokalbis, sveikinu tave, pažiūrėk, nuoseklumas turbūt ir kilsteli tą psichologiją. O šiandien, bičiuliai, mūsų tema ir man be galo smalsu, ypač pardavimuose dirbantiems, o gal net ir ne tik pardavimuose dirbantiems. Tai yra tokia plati tema, bet tuo pačiu mes ją ir susiaurinę esam, pardavimų psichologija. Su mumis Andrius Jarašiūnas, psichologinių mokymų treneris, autorinės programos pardavimų psichologija autorius. Man smalsu ir paklausinėti, ir pasmalsauti, ir patyrinėti, iš kogi susideda ta, kaip mes ir anonsavom šitą mūsų temą, pardavėjo psichologija. Tai, Andriau, turbūt neriam tiesiai prie esmės, ar ne? Apsibrėžiam pačią definiciją, turbūt apie žmogų, apie pardavėją kaip asmenį ir apie jo psichologinę būseną kalbam. Ar teisingai formuluoju? Ir taip, ir apie taip. Gal padarom tokį, žinai, žingsnį. Žmogus dirbantis pardavimuose, aš matau, kad aš turiu dar prieš tai nulinį žingsnį žengti, pas mane svyruoja interneto kokybė, man tai prašo, tai jeigu aš netyčia dinkčiau, tai tu užimk eterį. Viskas keliauja toliau. Tai apie definicijas, apie apibrėžimus, apie sąvokas. Ne? Tai tokios profesijos arba tokio amato kaip pardavimų žmogus, pardavėjas, pardavimų vadybininkas, tai tokia profesija yra aprašuose, pareigybėse kažkur tai, bet jos, nežinau, ar ją ruošia. Galbūt yra tokia mokykla, dažniau yra tokios atskiros kryptys, žinai, arba mokymų kompanijos turi tokią, tai pardavėjų akademija, super pardavėjų ten mokykla, ten kažkoks toks pardavimų klubas, koks nors ar pardavėjų klubas. Kad būtų tokia specialybė, kuri paskui tampa profesija, nors profesiją mes turim, tai aš negirdėjau, bet gal aš negirdėjau. Tada mes žiūrime, o ko šita profesija skiriasi nuo kitų amatų. Kirpėjo, nuo kokio batsiuvio, nuo kokio kailiadirbio, kur yra amatai. O čia įdomus labai momentas. Tai galim pažiūrėti, vienam tokiam irgi pokalbių šou, vienam tokio tinklalaidėj, sako, kad pats didžiausias magas, daugiausiai magijos įvaldęs yra būtent pardavėjas. Sako, tas žmogus, kuris kažką tai pagamina, jis tiesiog pagamina. O tas, kuris sugeba tai parduoti,
tai jis uždirba daugiau negu tas, kuris pagamino. Tai reiškia, kad žmogus, kuris yra gamyboje, pagamino daiktą, produktą kažkokį, atėjo pardavėjas, sugebėjo papasakoti istoriją, parodė, kaip tas produktas sprendžia problemą kliento ir gaunasi koks įdomus momentas, kad pagrindinis, dabar taip rizikuoju, einu vaikštau peilio ašmenimis, bet pagrindinis pardavėjo instrumentas yra liežuvis ir aštrus protas. O amatininko instrumentas yra jo rankos, nes jisai kažką daro, kuria, žinai. Bet, toks įdomus momentas, sako, didžiausi magai, būtent pardavėjai, nes nuo to, kaip jie papasakos, kaip jie pristatys tą produktą, kaip parodys, išryškins kliento problemas ir parodys, koks yra sprendimas, kokia nauda vertė, būtent taikant tą produktą arba tą paslaugą, labai daug kas priklauso. Na gerai, Andriau, tu čia skustuvo ašmenimis tikrai, o liežuvis, tai yra, aš taip paprastai suprantu pardavėjo darbą. Pardavėjo darbas yra parduoti vertę. Vat, kaip tu sakai, kažkas sukūrė vertę, ar ne? Tai pats pardavėjas irgi savo paslaugą, savo atstovaujamą kompaniją, galbūt ta pati gamybinė kompanija, kuri pagamino, bet tą, ką pagamino, reikia papasakoti, ar ne? Reikia perteikti, reikia parodyti, reikia leisti išbandyti, pačiam patikėti, ar ne? Tai kalbėjimas taip, turbūt, kad vertės pateikimas, jis gali būti ir balsu, ir raštu, ir vaizdu. Aštrus protas, liežuviai, mes visi turim liežuvį, visi turim balsą, kalbėti galim, kaip jau čia technikos klausimas ar ne, meistrystės klausimas, bet aštrus protas tada nepaklūsta tavo vienam iš pasivaikščiojimų šitais aštriais ašmenimis. Pavyzdžiui, bloga diena, nėra nuotaikos, ne ta diena, šiandien netikiu, arba prastai išsimiegojau. Čia kas? Psichologiniai akordai ar kažkokios tai būsenos, kurios tą aštrų protą, man vienas bankininkas yra pasakęs labai gražią analogiją, sako, pieštukas, turi būti aštrus kaip protas, nes sako, buko žmogaus, niekam nereikia, kaip ir buko pieštuko. Tai tas aštrus protas, Andriau, turbūt, kas tie psichologiniai akordai, kad to aštraus proto turbūt turėtume, ar ne, arba lavintume. Gal išsimiegoti reikia galų gale, kad protas veiktų. Tai vis tiek mes grįžtam prie to vidinio to proceso, pavadinkim taip, arba prie to instrumento, kurį turi labiausiai naudojasi pardavėjas, tai aštrus protas ar tai liežuvis, ir jo būsenos, kaip tu sakai, įsimiegojo, neįsimiegojo, tai yra tie procesai, kurie vyksta viduj. Tas, kuris gamina, žmogus gamintojas, jis tiesiog paėmė ir pagamino. Ar jeigu atidirbtas yra scenarijus, tai jam nieko įtikinėti nereikia, jis tiesiog gamina pagal, tarkim, gamybos. Tai variantas, puodelį gamina, mačiau, tu gėrei kavą dabar. Viskas automatizuota. Bet kad tas puodelis pasiektų galutinį vartotoją, jau įsidarbina kitas žmogus, kuris gal mažiau prisiliečia prie gamybos, bet tikrai lakesnė fantazija, tarkim, tikrai yra iš kalbos daugiau, lengviau, greičiau bendrauja su kitais žmonėmis, jo užduotis yra kitokios, tiesiog yra kitokios užduotis. Tai sukuria puodelį vienas žmogus, produktą pagamina, o dėka kito žmogaus, dėka visai kitokios profesijos, visai kitokių įgūdžių dėka, tas puodelis pasiekia galutinį vartotoją. Tas, kuris gamina, nebent mugėje, tu ateini ir pamatai, kaip labai gerai matosi, tarp kitko mugėse, labai gerai matosi, kokie žmonės yra geresni pardavėjai, kurie tiesiog amatininkai. Štai, vienas jis ten kažką tai gamina ir moka apie tai papasakoti, iš kokio ten molio, koks tas gaminys, iš kokio ten kaip kas įvyksta, o kitas tiesiog dirba susiraukęs ir nemaišyk jam dirbti. Žinai, patinka pirkti, nepatinka praeiti. Taip. Tai čia, Andriau, mes kalbam apie pardavimas, ar ne? Pardavimas kaip procesas, jis irgi gali būti kaip procesas, tarp kitko ir yra siekiamybės kompanijose į pardavimą žvelgti kaip į procesą, ten pradedant nuo kliento pažinimo, baigiant sandorio uždarimą, jeigu taip grubiai įmant tą pardavimo kelią, gal dar netgi, sakyčiau, kliento pritraukimas, visi ten tie kliento šildymas, kaip sako, tas piltuvėlis, kai įsijungia iki to jau galutinio rezultato. Tai grįžtant prie amatininkas, tas, kuris parduoda, ir girdžiu, jeigu jis kalba, tai vadinasi kas? Komunikacija, reiškia, vienas iš veiksnių
kuri padeda, ar ne, kalbėjimas, nu, va tas liežuvis, ar ne, bet ko reikia tada, kad tos profesijos žmonės, nu, vat kitaip paklausiu, gal prisirašiau čia tų klausimų, kokia turėtų būti, Andriau, to tokio sėkmingo pardavėjo, nu, ta vadinama tokia psichologinė higiena, kas turėtų būti dedamosios, į ką galima būtų suvesti, va, tą pardavimų psichologiją, nu, tokia ir platu, ir siaura tuo pačiu, ar ne, va, kas ta psichologinė higiena? Kas atsparumas, atidėliojimas, kas motyvavimasis, kas dar. Žinok, turbūt viskas, ką tu išvardinsi ir sudėsi, tai bus tinkama, nes aš vėl tada grįžtu, žinai, prie to, o ką daro tas pardavėjas. Tai dar kartelį, gamintojas pagamina, pardavėjas nuneša iki kliento, tai pardavėjas formuoja poreikį. Nes galimai tau iš to podelio, iš kurio tu geri kavą arbatą, yra skanu, ir pardavėjas ką daro, formuoja poreikį. Jis tau kažkokią tai istoriją pasakoja, dėl ko tau reikėtų kitokio podelio. O tas, mes kalbam apie vertės tą pardavimą, kai mes kalbam apie problemos sprendimą, jos identifikavimą ir sprendimą, kartais žmogus arba klientas potencialus net nesusimąsto apie tai, kad jam aktualu. Ne? Tai reiškia, ką mes turim turėti, kad tas atsparumas arba toks atkaklumas pardavėjo, jis vis tiek turi žinoti, kad kartais jisai formuoja poreikį klientui įsigyti produktą arba paslaugą dėl paprastos priežasties. Tu klientas tau atneša produktą arba paslaugą pardavėjas ir tavo akyse tas produktas arba paslauga yra ten, žinai, kažkurio tai lentynėliai. Jeigu tau neaktualu, jis labai žemoj poreikių lentynėliai, tau neaktualu. Tai ką daro pardavėjas? Vat kokia ta psichologijos idėja? Priimti tai kaip duotybę, kad tai yra normalu, kad tavo akyse tas daiktas arba ta paslauga gali būti labai žemutiniai. Nu, pagal poreikius tau visiškai neaktualu. Ir jo užduotis suformuoti tau poreikį. Dabar klausimas, kiek jisai, kaip pardavėjas, pats pasiruošęs tam. Tai reiškia, man labai patiko, turiu pasakyti, kur radau ir pacituosiu, ne visiškai bus tiksliai citata, bet man patiko, čia radau Martyno Šoikaus Sienoje tą pavadinimą, kad dirbti pardavimuose ir nesutikti pasipriešinimo yra tas pats, kas užsimti boksu ir neprasileisti nei vieno smūgio. Apie tą patį. Man visą pardavimų psichologija vienam sakiny, taip jeigu galima pasakyti, nes tikrai, jeigu eina kalba, tas, kas pagamino tą puodelį, jam nėra taip aktualu, kaip tas puodelis toliau nukeliaus, kokiu būdu jisai nukeliaus iki galutinio kliento. Jo, kiekvienas pagamintojas, tas, kuris gamino, mes tiesiog mačiau pas tave puodelį, už tai puodelis užkybo, ar ne tas puodelis? Tas, kuris pagamino, jis galbūt žino istoriją, kaip jam kilo mintis tuo puodelį gaminti, kaip jisai tapo tuo puodeliuotoju, žinai, nes buvo tarp kitko tokia vardinių arba išskirtinių puodelių toksai rinkinys, Meda Marčėnaitė beje turėjo savo tokį vardinius puodelius. Buvo vardinių puodelių kolekcija. Puodeliuotojais. Tai tada daug labai privedžiau prie tų puodelių, žinai, puodeliavimas. Tai vadinosi, tai tokia mada netgi buvo, gali įsižiesti savo mėgstamą puodelį. Tai vėlgi grįžtu prie ko. Tai ką dar pardavėjas formuoja poreikį, nes nebūtinai rinkoje jisai yra, arba galimai tu esi patenkintas tuo, ką turi, ir dabar staiga pardavėjas atėjo su nauju produktu, panašiu produktu, geresniu, blogesniu, tai tik jisai žino, tugi nežinai. Taip. Tau yra gerai, kaip yra. Ir jeigu tavo poreikis patenkintas, išpildytas, šiai dienai tu nekeli savo klausimo, tai ką jis formuoja poreikį. Ir va dabar pardavėjo psichologija, pirmas žingsniukas tai yra susitaikyti su tuo, kad ne visos durys atsidarys iš karto. Tai tikrai taip. Va čia tada mes kalbame apie atkaklumą. tą pasipriešinimą gaunam, ar ne, tą slenkstį. Taip, vienareikšmiškai. Tai čia jau tada prasideda tikėjimas produktų. Ir dabar koks įdomus momentas. Kas pagamino puodelį? Puodeliuotojas. Tebūnie, gražiai skamba, tarp kitko labai gražiai skamba. O parduoda žmogus, kuris nieko apie tai nesupranta. Nu, tai aš taip abstrakčiai. Kraštutinumas. Vienas pagamino, o kitas, o vaistus kas parduoda. Nu, ten farmacinių kompanijų atstovai. Jiegi negamino patys, jie tik tai žino ten tos techninius parametrus. Taip, jie techninius parametrus. Jie neparduoda, jie tenais populiarina ten ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jiegi negamino patys.
Tai vat apie ką eina kalba, kad pardavėjo amatas, jis, na, aš sakyčiau, turbūt, meluosiu su procentais, tai duriu pirštų į dangų ir sakau, 80% psichologijos. Ir dabar iš to 80% turbūt ne mažiau 50 yra vidinės arba asmeninės psichologijos. Nes formuodamas poreikį klientui, tu dar iš pradžių turi suformuoti savo. Nu, tai patikėti produktų, patikėti profesiją, patikėti savim. Tuo pačiu podeliu, kurį tu parduodi, ar ne? Ta pačia Produktų. kompanija, kuri gamina tą podelį. Tai yra, Kalbos kaip ten nėra, sako, taip. yra toks posakis, Andriau, kad norėdamas parduoti kitam, visų pirma, turi nupirkti pats Parduok savo. sau, Tai parduok reiškia, sau, parduok parduok savo, ar sau. aš pirkčiau, ar ne? Tada pardavėjo akis dega, kaip kiti sako. Taip. Akis dega, jis tiki produktu, jis tiki paslauga ir tada tas slengstis keliauja. Tai čia jau ėjimas į vidų, kada aš patikiu tuo, ką aš... Čia be galo prasmingas darbas, formuoti poreikį, kurti kultūrą, ar ne, ten problemų sprendimo kultūrą ar visus kitus dalykus, vertę tą pačią ambasadinti, nešti, pasakot ją. Bet dabar grįžtam prie to, kad visų pirma, nu, aš turiu suprasti, kad man tai tinka, patinka, aš tikiu ir tada jau kažkur toliau keliauju, ar ne, kitų žingsnių. Tai ne taip, bet kokiu atveju. Ir aš žinau, kad negalėčiau garantuoti, bent jau man taip atrodo, mano supratime, tai aš negalėčiau garantuoti, kad žmogus gali pardavinėti bet ką. Jis gali turėti pardavimo įgūdžius, papasakoti istoriją apie bet ką, bet, nu, arba tai jo, arba ne jo. Aš sutinku, tikrai Čia yra mitas talentingų čia... žmonių. Nu, toks. Tai, bet kad žmogus, dirbantis pardavimuose, jisai moka arba turi mokėti motyvuoti save, palaikyti save. Na? Motyvuoti save, kai sekasi, kad dar labiau sektųsi. Motyvuoti save, kad kai nesiseka, kad pradėtų sektis, nesustoti, nenuleisti rankų. Va čia įgūdis arba ta vidinė tokia į vidų orientuota, ta psichologinė beprotiškai svarbi. Nes kas vyksta žmogaus viduje, kai, na, tarkim, jis ten neįgyvendina kažkokių tai planų, pardavimų planų. Nu taip, pardavimas tai pardavimų planai. Bet jis negyvendina tų planų. Arba ten, kaip pavadinkim, strategija. Pernai metais turėjom X skaičių klientų, iš tų X 30% yra nauji, o 70% seni iš praeito sezono. Aha, fainai, sako kompanija, pakelkim naujų klientų krepšelį, padidinkim. Ar yra galimybė, rinka rodo, tendencijos rodo, kad galime ne 30 turėti, o dar papildomai, prisijauginkim papildomai. Koks tada procesas vyksta pardavėjo viduje? Ar jam yra ok, žinai, plėsti tą naujų klientų ratą, o gal jau jisai suformavo savo viduje tokį gana stabilų krepšelį, portfelį savo esamų klientų ir jam, žinai, iššūkis eiti, ieškoti naujų klientų, tai jam toks galbūt netgi kaip pažeminimas tai veikia. Irgi apie psichologiją eina kalba. Tai šis pardavimų tikslai, kaip jie suformuluoti, kokį efektą palieka, kokį sukelia reakciją pardavėjo viduje. Irgi labai svarbus momentas. Tai aš sakyčiau šitaip dar kartelį. Pardavimuose, kokie 80% yra psichologijos ir tuos 80% per pusę, kaip, jeigu ne daugiau, yra to vidinio proceso, o kas vyksta su manim. Kai aš einu pas klientą, formuoju poreikį. Kas vyksta su manim, kai man sekasi, kas vyksta su manim, kai man nesiseka, kas vyksta su manim, kai man uždeda tokius planus, kuriais aš, pavyzdžiui, netikiu. Arba aš matau, kad man gaunasi šičia ir aš bandau apginti savo interesą, kad leiskit man čia, žinai, šituose laukuose darbuotis, o ten atiduokit kitiems, kurie gabesni. Ir tai nuolatinis, aš sakyčiau, kad pardavėjo profesija tai tokia yra nuolatinė ieškojimo ir tobulėjimo profesija, nes tik tai tu nustoji, žinai, bėgti, pavadinkim taip, jau žiūrėk, kitas bėga greičiau. Nu, taip yra. Ten tu gali turėti kontraktą pastoviai su sekovais, bet kontraktas jau tai baigėsi. Tai reiškia, reikia palaikyti santykius, juos puoselėti, vystyti ir taip toliau, kad konkurentas neateitų, nepertrauktų to kontrakto anksčiau laiko, ten geresnėm sąlygom, ar kažkaip taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad ir viena iš turbūt labiausiai stresą keliančių profesijų, kas irgi yra aktualu. Nes jeigu, pavyzdžiui, motyvacinė sistema sudėliota nuo rezultatų,
Sėdi Taip, žmogus, taip, nesėdi, taip. darbuojasi žmogus, mato, vat pirmas mėnesis šių Nes metų. reikia tą potencialą atsiriekti su tikrai atkakliomis pastangomis. Apie ką kalba? Vat mes labai daug turim tų dalykų, tų psichologinių procesų. Ir man, Mhm. sakau, įdomiausias momentas, bent jau man, tai yra tas vidinis procesas, kas vyksta žmoguje, kai jisai susiduria, su iššūkiais, su kuriais jam sunku susitvarkyti. Kaip jisai adaptuojasi, kaip jisai pradeda išvenginėti, pavadinkim taip, nepatogių kažkokių tai situacijų, atvirkščiai, kaip jisai mobilizuoja save, kaip jisai eina į tą kontaktą, kaip ten sako, bijai vilko, neik į mišką, performuluoja geras pardavėjas, sako, bijau vilko, nusipirkau šautuvą, nu į mišką. Va, Mhm. šautuvą Mhm. nusipirkau, tai yra metafora, Mhm. nes tai Mhm. toks yra momentas. O Andriau, man Mhm. smalsu, vat tu sakai, taip, 80% psichologijos, 50% savo vidinių akordų, bet grįžtant prie to, pardavėjas jis eina į santykį, eina į kontaktą, jis ieško žmonių, su kuriais galėtų kalbėtis apie poreikį. Ar galima dėti lygybės ženklą tarp pardavėjo emocijų, vidinės būsenos ir kliento emocijų, vidinės būsenos, keliaujant pardavimo keliu? Ar vis tik, aš mėgstu sakyti, ir jaučiu viduj pardavinėdamas, pardavėjas turi turėti energijos šiek tiek daugiau nei klientas. Ar gal aš neteisus? Tiesiog, ar čia nėra vietos lygybės ženklui? Ta prasme, kai tu kalbė apie vidų ir kai tu kalbė apie kliento, nes klientas irgi su savo būsenom, gal nelaikas dabar kalbėti apie tos poreikius, ten, žinai. Tai čia vienareikšmiškai, tai mes tada grįžtam prie tokio klausimo, kuris man nuskambėjo seniai, tai buvo pirmieji mano pardavimų pradžia. Ir klausimas skambėjo šitaip, kokia yra pardavėjo misija. Mhm. Jeigu tai yra pardavėjas lygų misionierius, tai kokia yra pardavėjo misija? Ir ten kaip suformuluosi, tai bus. Jeigu bus misija parduoti kompanijos produktus, įmonės produktus, tai bus viena misija. Reiškia, tu rūpinės kompaniją. Jeigu išlikti visada ten top 10 arba top 3 arba būti pačiu geriausiu pardavėju, fantastika. Lyg ir suponuoja, kad ir tu parduodi ir klientų. Jeigu, misija yra patenkinti klientų poreikius, tai tinka. Bet tada gaunasi, kad klientas gali sakyti, šitą kainą man netinka, duokit dvigubai pigiau. Ir tada, patenkindamas poreikį, kaip ir misija atliekė, bet tada kompanija, nenaudinga kompanijai. Įdomus momentas, kaip apsibriežti, kokia galėtų būti pardavėjo misija ir tarkim, kad mūsų pardavėjai žino, turi savo misiją, savo vaidmenį, kokį jie atlieka. Pavyzdžiui, susitelkimas į sprendimus, į klientų problemų sprendimus, į vertės kūrimą, ir už to tada stovi jo tas vidinis psichologinis nusiteikimas ir tada lankstumas yra. Tai tarkim, tai nėra prievolė, taip pat mes užvadinom ir jau taip turėtų būti, bet tarkim, kad tai yra klientų problemų sprendimai, vidinė misija arba šitos pridėtinės vertės, klientui, naudingai sprendimai. Nepamirštat, aišku, ir savo įmonės. Ir tada, tarkim, kad tokia misija yra, tada su tokia misija žmogus yra pasiruošęs būti lankstus. Reiškia, nes kliento situacija gali būti X ir mano produktas jis nebūtinai visų 100% ten tinka. Arba gal mano produktas dabar netinka, jis tiks po pusmečio. Ir jeigu aš orientuotas į klientą, kurti vertę, naudą, tai tada aš susilaikau nuo pardavimo klientui, sakau, žiūrėk, mano ne pats geriausias sprendimas šitam periode, jis išpildo ten 7% tarkim tavo poreikio, tai reikėtų paieškoti kito. Kaip idėja galėtų būti gal tas arba tas variantas. Tu turi gražų pavadinimą, yra tie, pusheriai, arba tas kitas žodis, kurį tu... Helperiai. Arba helperiai. Tai aš už to helperio sakyčiau, kad yra labiau tos, daugiau tos tokios misijos kilnios pardavimuose. Ir kai, aišku, kaip žmogus identifikuoja, jeigu jiems yra svarbu parduoti, tai jo vertybinė sistema yra vienokia. Greičiausiai motyvacinė sistema yra pinigai, mane motyvuoja labiausiai, sako toks pardavėjas, man svarbu parduoti. Tinka, tada nesvarbu visas kitas dalykas. Truputėlį trumpalaikė perspektyva, nes ilgalaikė perspektyvoje tada tavęs pradės vengti
kai kurie klientai, nes tu esi toks, žinai, kuris pardavė ir pabėgai, pardavė ir pabėgai. A, jeigu tavo pasirinkimas yra tokia misija, kad help padėti, žinai, arba į sprendimus orientuotas, į problemų sprendimus orientuotas pardavimas, į tą ilgalaikės vertės kūrimas, galimai pardavimui užtruks ilgiau. Nu, ne iš karto taip gausis. Taip. Bet per santykį, per ryšį, tu susidraugausi su tai žmonėm, galbūt turėsi kelis skirtingus sprendimus, nu, ir turėsi tos pardavimus tvaresnius, ilgalaikiškesnius, pavadinkim šitaip, ir santykius turėsi tinkamai. Tai aš, žinok, dar sakyčiau, nenoriu specialiai suformuluoti misijos, kokia turėtų būti pardavėjo misija. Aš palikčiau kiekvienai kompanijai, kiekvienam žmogui, kad žmogus dirbantis pardavimuose pats savo pasakytų, koks jisai pardavėjas yra. Nes už to labai daug, man atrodo, už to labai daug yra jo vertybių, jo nuostatų, jo elgesio modelių, ir tai girdisi ir tai matosi. Tai, Andriau, aš vieną iš, jau ne vieną čia fiksuoju, taip girdžiu, vienas iš programos elementų, pardavimų psichologija, tavo autorinės programos, reiškia, yra būtent pardavėjo misijos konstravimas, gryninimas, ar ne, nes jis atliepia įprasminimą darbo, kada pardavėjas pajaučia darbo prasmę, tada turbūt atsiranda vidinė ramybė, tada atsiranda tas toks tikėjimas, vėl iš naujo kaip čia pavadinti, ne savidisciplina, čia ne tai, savidisciplina, tai kokiu greičiu aš einu gal daugiau, arba kaip man sekasi, kaip nesiseka, kaip aš tvarkausi. Bet tas įprasminimas toks tarsi šalia psichologinio pasiruošimo, nusiteikimo, tikėjimo, aš jaučiu prasmę, ką aš darau, ar ne, toks, nes dažnai pardavėjo darbą mes devalvuojam, nupiginam, toks, čia oro stumdytojas, čia tie... Jiems svarbu įkišti. Pardavikai, apgavikai, įkišti reikia, ar ne, ta prasme, tai yra tiesiog, kaip čia, rinkos požiūris į tų žmonių darbą. Taip, yra tokių žmonių, kurie degina pardavėjo profesiją, degina pardavėjo antpečius, degina pardavėjo vertę, kaip aš sakau. Aišku, visi klystam, visi lipam per visokiausius lenkščius. Tai jeigu teisingai girdžiu, Andriau, psichologinė higiena, vienas iš jų įprasminimas, ar ne? Pardavėjo misija, vienas iš įprasminimo akordų. Taip, aš uždėčiau šitoje vietoje tokį riebų pliusą, tokią varnelę, ček, kad aš žinau, ką aš darau, tas mano veikla, mano prasmė, mano veiklos, mano matymas. Toks tikrai visiškai su tuo sutinku. Pasakysiu, kodėl tai yra svarbus momentas. Už tai, kad mes, dabar nežinau, ar tai yra labai paplitę, bet buvo periodas, kai buvo taip labai paplitęs toks prieštaravimas, kai įmonės veikla yra, tarkim, kokie nors IT sprendimai ir žmonės, kurie ten daugiau su tais IT sprendimais dirba, daugiau programina, dizainą, ką jie ten daro, jie buvo siunčiami pardavimo mokymus, ne? Ir pagrindinis pasipriešinimas būdavo, tai ką mums pardavimo mokymai, mes ne pardavėjai. Nes mano užduotis yra programinti, o pardavinėti turi kitas. Tai, kitas žmogus. Tai grįžtų prie to, ką reiškia, kai tu sakai, kad yra devalvuojamas pardavimas, tipo čia kažkokie, tai žinai, kitokie žmonės tai daro, ten 2 galvom, gal 3 rankom. Tai pirma. Su aštriu protu, sakė Marne, ir su liežuviu. Na taip, antras momentas, kažkas tuos žmonės gazdina pardavimuose. Mes vėl grįžtam prie to pardavimų psichologijos. Jeigu tu teisingai, tu nesi pardavėjas, tu darai ką kitą, bet tu kuri produktą vienaip arba kitaip. Ir gal žodis toks nelabai tinkamas, kad tai yra pardavimo mokymai, gal ten turėtų būti kažkaip kitaip pavadinti tie mokymai, bet mane, tarkim, aš toks esu. Ir mane siunčia, su pardavimais nieko bendro, šis inžinierius, ir man sako, dabar bus to pardavimo mokymas. Sakau, tai aš ne pardavėjas, ką man pardavimo mokymai. Klausimas, kas mane gazdina tuose pardavimų, ko aš ten labiausiai bijau. Ir aš darau prielaidą, kad mes grįžtam prie mokėti, formuoti poreikį. Tai yra bendrauti, išgirsti žmogų, išgirsti ne, mokėti pateikti pasiūlymą, mokėti atliepti žmogaus kažkokį tai klausimą ar dar kažką. Nes jeigu tu tik tai turi kontaktą su klientu vienokioje arba kitokia forma, tu nori, nenori, surenki, išgirsti informaciją.
tiek gerus dalykus, kas būna retai, nes paprastai klientai dažniau sako, kas blogai. Taip, dažniau pardavėjams tenka girdėti. Bet irgi yra gerai, nes yra grįžtamasis ryšys. Tai reiškia, Čia yra žaliava pamastymui. Kas mokėti, supranta. mokėti už tai padėkoti. Tai reiškia, aš gau grįžtamą ryšį, aš pasakau ačiū vienaip arba kitaip ir išlikti, neprimti to asmeniškai, nes kritikuoja produktą arba paslaugą. Taip, ir yra žmonių, kurie priima tai asmeniškai. Jo mes blogi. Žmogus save sutapatina su įmonė, tai nėra blogai sutapatinti. Tik tai toks momentas, kad labai sunku paskui atskirti, žinai, kad ne tu blogas, kad mes padarėm klaidų, o klaidų galima daryti ar ne. Klysti galima ar draudžiama. Tokia idėja. Taip. Čia šitoj vietoj vėlgi grįžtų prie tų kabutėse inžinierių. Kažkas ten netinka. Greičiausiai, kad reikės kalbėti su klientu. Greičiausiai, kad reikės formuoti poreikį, tai yra paklausti, o kaip jum tai, o kaip jum tai, o kaip jum tai. Toks įspūdis, kad žmonės gyvenime nesišneka. Nekviečia viens kito į kiną, nekviečia vienas kito praleisti kažkur laisvalaikio, lygti poreikio neformuoja. Formuoja. Bet tame pardavimų visame procese, inžinierinio kabutėse vėlgi mąstymo žmonėm, kažkoks yra siaubas. Kažkas ten tokio blogo. Tai kokie didžiausi iššūkiai arba kas yra sunkiausia pardavimų procese, kas sunkiausiai atlaiko, pavadinkim taip, žmonės, kurie dirba pardavimuose? Klientų prieštaravimus. Psichologinis atsparumas yra lavinamas, ar ne? Reiškia, pardavėjai, jie matė, kaip ten sako, ir šilto, ir šalto, ir per vandenį, ir per ugnį. Bet čia yra, Andriau, aš ką girdžiu, tokį pagrindinį akordą pardavimo psichologijos ir pardavėjo psichologijos, kad pasipriešinimas, visų pirma, yra pasipriešinimas, kaip tas slengstis, ar ne, tu gražiai taip įvardinai, vieno žmogaus sienos Facebook'e, reiškia, bet pasipriešinimas jis iš dviejų kelių ateina. Yra vidinis pasipriešinimas, apie ką mes jau šnektelėjom, ar ne, ir išorinis pasipriešinimas, tai yra klientų pasipriešinimai, rinkos pasipriešinimas, kitų pardavėjų pasipriešinimas irgi, kurį tu vienaip ar kitaip valdai, ar ne? Tai realiai pardavėjas, pardavimo psichologijoje du akordai tokie, vidinis pasipriešinimas ir išorinis pasipriešinimas, ar ne? Kada aš gebu tvarkyti su savim, gebu save priimti tokį, koks esu, gebu lavinti savo empatijos įgūdžius, psichologinio atsparumo, vidinės ramybės ir taip toliau, taip toliau. Ir tada kitas momentas, aš atsigręžiu į rinką, atsigręžiu į klientus ir ar aš juos pažįstu, ar aš santykį su jais galiu kurti. Tai man vėlgi norisi grįžti, kokia ta sėkmingo pardavėjo, tokia kaip ir psichologinė formulė, ar yra toks receptas, ta tokia psichologinė higiena, man taip norisi vis dar kartą taip apsuktą klausimą. Bet kokiu atveju žmogui turi patikti tai, ką jis daro. Bendrauti su žmonėm, kalbėti su žmonėm, jam turi patikti. Tikrai, vienareikšmiškai. Jeigu taip nepatinka, tai tada bus sunku. Tikrai bus sunku, reikės labai save laužyti, lipti per save. Čia yra žmonių, kuriems geriau to nedaryti. Nekankins. Norėjau klausti, ar galima šito išmokti, ar ne? Kaip čia sako, yra gera žinia ir bloga žinia. Ar galima šito išmokti, tai yra mokytis bendrauti su žmonėmis? Turbūt galima, Andriau. Vieni žmonės nori tai daryti iš prigimties, yra intravertai, ekstravertai, ar ne? Bet kad ir tie patys intravertai, jeigu jie prakalba, jie kiek parduoda. Aš esu matęs ne vieną intravertišką pardavėją, kuris, kaip aš sakau, kalnus verčia. Tik tai kažkas viduj turi įvykti pas jį, kad jis pats patikėtų, tuos vidinius pasipriešinimus, tuos vidinius trigerius, kad kažkokius tai įveiktų. Tai mes vėlgi grįžkim, gal tada su gradacija galėtų būti tai visiškai aktyvūs pardavimai, kur šalti skambučiai, kontaktų mezgimas ir naujų klientų paieška. Tai jau ten toks, sakyčiau, top lygmuo, žinai, pardavimų žmonių ir tų žmonių, kurie dirba, turi kontaktą su klientais ir šalia viso to serviso, ką jie atlieka, ką jie daro, malonus bendravimas yra įskaičiuotas su klientais, jis irgi parduoda. Netgi tas pats, kaip paslaugą, jau tai paimti, kurjeris, kuris pristato tau siuntą, žinai, kaip pavyzdys, jis tau gali parašyti žinutę, gali paskambinti ir kaip idėja, tu atsiliepsi ir jeigu jis pasakys, kad jisai yra kurjeris ir pasakys savo vardą ir pasakys iš kokios
bendrovės, net siuntų tarnybos yra pasakys, žinai, kuris yra ir kad turi siuntą, kurios jūs labai laukėt, nudės gražų žodį, Taip, jūsų gebės tą laukiamą padaryti. siuntą. Tai, Aha. žinai, vat kiek nedaug reikia, ar jisai neparduoda to, sako, parduodame emocijas, ar jis nesukuria tokio malonaus lauko, ar nesukuria to malonios emocijos. Aišku, kad sukuria. Sukuria vienareikšmiškai. O Oi, jeigu Andriu, prisiminiau istoriją, vienas kurjeris, čia kaip tik prieš storytellingo konferenciją praėjusiu metu dar ruoštis reikėjo ir DPD kurjeris vis atvažiuoja į ofisą ir sako, o, kaip faina pas jūs, sako, kasdieną vis po vieną, sako, vežu siuntą. Tai iš vieno tiekėjo ten atkeliavo kaklajostės, ten iš kito ten spauda, iš trečio dar kažkas. Ir jis taip su šypsena, sako, kasdieną vis po vieną siuntą, reiškia, keliauja. Nu ir kokia gera emocija, va, iki pat dabar, jau 2 metai atgal, o aš prisimenu šitą žmogų ir tą kompaniją, kurią jis atstovavo. Super. Ir koks įdomus, Gintarai, momentas. Žmogus ne pardavimuose dirba. Jeigu taip gali pažiūrėti, jis tiesiog pristato siuntas. Taip. Tai jis galėtų būti toksai, žinai, surūgėlis, užtraukti kepurę ant šono, tai siuntą. Taip. Nu, su tokiu veidu. Ne? O jisai kažkaip kitaip tai žmogus daro. Ar tai asmeninės savybės, ar tai to išmokstama, palikim gal čia tokiam, žinai, filosofiniai plotmiai. Mano akim žiūrint, nėra blogų žmonių, nėra nelaimingų žmonių, yra tas džiaugsmo kiekis, kurie žmonės suvokia, kad jie turi ir mokėjimas juo džiaugtis. Viskas. Tai net gali būti ir labai kukliai žmogus gyvendamas, gali būti labai laimingas, labai džiaugtis tuo, kad jisai sveikas, patenkintas, išsilavinęs, jo vaikai laimingi, žinai, augantis visi sveiki ir taip toliau, jo darbas patinka. Aš sakyčiau šitaip, jeigu žmogus darbo vietoje yra surūgėlis ir, žinai, tai tęsiasi kažkurį tai laiką, tai, nedarbas kaltas. Tai jau ten žmogaus gyvenimo būdas kažkoks yra. Nes darbas jis neturi nieko bendro su žmogaus nuotaika. Aš už tai grįžtu prie to, kad pardavėjas, kokiam levelyje, kokiam lygiai jisai bebūtų, jis save ir motyvuoja. Pardavimai tai yra bet kokia darbas su žmonėm ir tas būdamas darbe kontakte su žmonėm, tai nori turi būti orientuotas į tą, kaip mes su tavim kalbam, vertės kūrimą. Tas tavo atveju su kurjeriu, tai vertės kūrimas buvo, kad pasakė komplimentą, kad pagyrė, kad pasidžiaugė ir tai prisiminė. Taip, čia ta vidinė būsena, Andriau, ta vidinė būsena, kurios tas žmogus, kaip tu sakai, darbas nieko bendro su žmogaus nuotaika, reiškia, nors darbe mes daug laiko praleidžiam, ar ne, tai ar darbas mielas ar nemielas, čia tikrai diskusinis klausimas, bet vis tiek tas vidinis pasipriešinimas, jis turi būti įveiktas, ar ne, aš turiu mėgti tai, ką darau ir matyti klientą, matyti jo aplinką, vis tiek truputėlį daugiau turiu turėti tos, vadinu, energijos, kad ir kartais būna tas, ne ta diena, ne tą koją išlipau iš lovos, šiandien kažkoks prislėgtas, kraujospūdis nukrito, ar ten dar kažkas, nežinau, yra tų faktorių, kurie šiek tiek slopina, ar ne, bet reikia juos įveikti. Tai mums visiems būna ne tų dienų, viskas pasitaiko. Aš vėlgi truputėlį atskirimą tokį mažą padarau. Ką daro, kas vyksta žmogaus viduje, kai yra prieštaravimai, klientų prieštaravimai, ir gal tokie tie prieštaravimai, kurie labai grubus tokie yra, žinai, kur tas grubus toks atsakymas. Aš suprantu, ir pardavėjų yra tokių apmokytų, gerų, drąsių, kurie, žinai, be baimė eina, tokie labai atkaklus, netgi sakyčiau per atkaklus, tai yra kitas žodis įkyrus ir labai netgi įkyrus. Tai aišku, kad kažkaip reikia žmogui pasakyti, kad jis peržengia ribas. Tai jeigu kliento prieštaravimas, tai yra ribų nubrėžimas, išgirsk mums, ką mes turim, gerb mūsų pasirinkimą ir jeigu, čia labai svarbus momentas, pardavėjas suprato, kad yra riba šitoj vietoj, padėkoju už grįžtamą ryšį ir sako, kokios galėtų būti sąlygos, arba kas turėtų įvykti, arba kokiam sąlygom esant galėtume mes dirbti, arba svarstytumėt mūsų tą bendradarbiavimą, ieškotų kitokio kelio, bet nebandytų perlaužti tos ribos, yra tikimybė, kad tokio griežtesnio smūgio iš klientų jisai nesulauks, žinai. Bus prieštaravimų, jų visada buvo ir bus, tikrai. Čia jau tavo tas, kaip pardavėjo, tas toks atkaklumas, pavadinkim taip, žinai, arba savęs gebėjimas save motyvuoti kitokiai. Šiandien jiems nereikia. Ir galimai nereikės dar 2 savaitės. Ir aš tai priimu. Tai kliento prieštaravimas yra kaip ribų nustatymas, taip. Ten irgi daug versijų gali būti.
gali būti, kad, žinai, vertės nemato, prasmės nemato, turi pasirinkęs tiekėjus, turi įsipareigojimus, o gal nenori atskleisti iš tikrųjų, kodėl nenori ten dirbti. Gal kažkokios problemos yra versle, pavadinkim taip, žinai. Bet ten tokiom ypatingai gerom sąlygom kažką gauna, žinai, nu, ką ir tu parduodi ir jiems tas neaktualus. Būtininės kompanijos kokios yra, mažai kokie konkursai. Andriau, Tai- fantastiškai skamba, va čia tą, ką girdžiu, fantastiškai skamba, tu pažiūrėk, aš jau kiek prisibraižiau ir tie, kurie mūsų klauso, arba tie, kurie įrašą stebės, aš tikiu, kad irgi kyla mintis ir ne viena. Ir dabar yra puikiai. Norės tavo lapą pamatyti. Tai čia, vat, smalsaukim, ar ne? Ir Aš tik, kiekvieną Gintarai, savo kurkim vertę. Tik užbaigsiu, žinai, tai, kai tas prieštaravimas, kur mums neaktualu, mums neįdomu ir taip toliau, kas vyksta, va dabar grįžtu prie pardavėjo. Taip, nubrėžė ribą, pasakė, kad neaktualu, žinai, klientas, kas vyksta su pardavėju. Jis pradeda galvoti, būna taip, kad tas produktas niekam neįdomus. Nu, išgirdus 10 kartų per dieną, kad tai neaktualu, to nereikia, žmogus klauso, tikrai nereikia. Tai Tampa drumzlėm tokiom, ar ne, kurios kaip inkarai tokie stabdo. Tai mums ko reikia? Mums reikia ieškoti sėkmės istorijų arba tų mažų pergalių, o ką aš padariau gero. Aš pasibeldžiau 10 durų, su manim kalbėjo, su manim bendravo, manęs išklausė, man pasakė tokį atsakymą. Nu, kad šiandien ar šitam periode, ar neaktualu, ar kažkas tai tokio, bet yra progresas. Čia tas tarsi save kilsteliu, ar ne, kad šitoj vietoj suveikiau, šitoj vietoj gerai man pasisekė. Taip. Kiti 10 turbūt fokusą dėsiu kažkur ten, va tą poreikio pažinimą, galbūt gebėsiu kitaip paklausti kliento, prie jo prieiti, ar ne? Nes už mažų pergalių. Už kiekvieno prieštaravimo aš savo galiu pasimti, tarkim, buvo 10 skambučių, visur buvo tas panašus, pavadinkim, tai prieštaravimas, aš galiu pagalvoti, kokia užduotis kyla man. Jeigu daryčiau antrą kartą skambutį ten pat, arba į tą pats sąrašas, koks mano veiksmas, arba kokia yra mano užduotis, žinai, kas ateina. Jeigu sako, mums tai neaktualu, tai aš darau prielaidą, kad kažkur nepataikiau į matymą, žinai, kažką netaip pateikiau, netokį argumentą gal įdėjau, netaip pristačiau tą dalyką. Jeigu sako, mums per brangu, arba mes gaunam ten žymiai pigiau, arba žymiai geresnėm sąlygom, tai jau mano užduotis yra kokia, pagal galimybės surinkti duomenis, kas vyksta rinkoje, o gal tas klientas netitinka mūsų segmento. Žodžiu, kaip čia, Andriau, žinok, yra niuansų. Pardavėjai dažnai pakimba ant tokių manipulacijų, arba kitaip tariant, tokių techninių slenkščių. Nu, sako, kokią frazę, kaip įveikti kliento prieštaravimą. Dar kitą frazę, kaip dar kažkur ten per langą įlysti ne pro duris. Ir kartais mes per tų frazių ieškojimą pabėgam nuo tos prasmės, ką aš darau, reiškia, kokia mano misija. Tai va čia, Andriau, tu atsikvėpt minutėlę, ateina laikas auditorijos klausimams ir jau matau, kad Snieguolė rašo klausimus. Tai, mėlieji, tie, kurie su mumis, tie, kurie klausotės įrašo, dėja jau jūsų klausimą atsakysim, nebent paliksit YouTube platformoje komentaruose arba Facebook platformoje po mūsų įrašais, kurie lieka visuomet mūsų tinklalaidės. Aš, Andriau, dar vieną klausimą tokį, kurio esu sulaukęs ne kartą. Pardavėjas ateinantis pas tave į pardavimų psichologijos dirbtuvės, ar ne? Vat, jis ateina vienoks ir koks jis išeis, reiškia, tu nupiešk paveikslą. Vat, ką tu darai su grupe pardavėjų, jeigu, pavyzdžiui, pardavimų vadovas kažkuris iš mūsų klausosi, reiškia, ką gauna dirbtuvėse žmogus ir kas pasikeičia. Tai reiškia, kas tie akordai. O aš pradedu sekti mūsų klausytojų klausimus. Rašykit komentaruose, ko norėtumėt paklausti būtent šią temą. Tai, žiūrėk, tada 3 tokios plotmės skirtingos. Vis tiek eina kalba daugiau apie psichologiją, apie kliento psichologiją, irgi žmogaus, kuris dalyvauja tame procese, ir apie mano. Ir kaip taisyklė, kai sekasi, tai nėra ką ten per daug tyrinėti, džiaugsmas, kaip tai galima multiplikuoti, pagerinti, padidinti. Kai mažiau sekasi, kai nesiseka, arba kai kyla kažkokie vidiniai pasipriešinimai, tai va čia man tas momentas yra įdomiausias. Jeigu yra, kas galėtų būti geriau, grubiai kalbant, tai apie tai eina kalba. Tai ir tose dirbtuvėse. Kažkaip tai sprendimą
pirkti, atidėti arba visai, žinai, patraukti į šoną, priima ir klientas. Apie klientų sprendimo procedūrą, kaip tokio tipažo įmonės, nuo produkto priklauso, ne. Greitas sprendimas, lėtas sprendimas, kaip vyksta, kaip jie priiminėja, ką atkreipti dėmesį, kur pauzę išlaukti. Toks momentas ir tada tu kaip pardavėjas koks turi būti, jeigu tavo toks produktas. Tu turi greitai ieškoti, žinai, pasiūlymų, idėjų, tu turi lėtai tai daryti. Kaip pasirinkti, susidėlioti tą argumentaciją, kuri labiau aktualesnė, pasimatuoti tokį matą klientas ir tu, dešimtbalė skalė, kiek tu dešimtbalė skalė esi svarbus klientui, klientas žiūri į tave ir sako, tu man reikalingas. Ir rašo 8. Tai labai svarbu, tu labai svarbus esi, žinai, klientui. O kiek tau yra svarbus klientas? Nuo 1 iki 10. 8, 3, 5, koks ten balas. Ir kaip taisyklė, pardavėjai, bent jau kiek aš susidariu, tai jie yra tokiam žemesniam lygmenį, jiems toks įspūdis, kad jeigu galėtų, tai klientas kaip spriktuotų, maždaug iškart pasirinktų kitą. Labai įdomus, iš kur tai žinot, iš kur taip keista, nes čiagi laiko sąnaudos vėl vidinė psichologija, susigyvent su kitų tiekėjo atstovų, problemų sprendimo kalba, kiek faktorių. Ir mes kalbam apie tą pardavėjo pasitikėjimą savim, apie tą pardavimų žmogaus savivertę, kaip aš kuo save laikau, koks aš esu. Ar aš galėčiau pasakyti, kad aš profesionalus pardavėjas, kad tai reiškia profesionalus pardavėjas mūsų tam rate, kai mes taip susitinkam, kokios nuostatos, tai ką aš orientuotas, kaip aš save motyvuoju, kaip aš sutinku tas sėkmes, kaip aš sutinku nesėkmes, ką aš darau, kaip su manim vyksta, kaip man svyra rankos. Kaip vienas labai įdomus momentas, žinai, kampas yra pardavimų planai, kaip aš reaguoju, kaip man uždeda pardavimų planus paskirsto. Ypatingai, kaip sakiau, kai yra skirtumas, ten, tarkim, praeitų metų vienokie rezultatai, senų klientų krepšelis toks, naujų toksai, ir staiga pasikeičia kažkas, tai reikia daugiau padaryti naujų klientų, praplėsti naujų klientų krepšelį. Pasipriešinimas vyksta, su kuo tai asocijuojasi, iš kur tas pasipriešinimas, ką jisai sako, prie ko aš esu pripratęs, kas mane ten gąsdina. Tai pardavimų psichologijos arba pardavėjo psichologijos tos dirbtuvės, jos ne tai, kad ten įgūdį kažkokį arba pardavimų procesą, ten visiškai taip tyrinėjai, daugiau apie tai, kas vyksta su tavim, kai tu susiduri su situacijom, kuris yra neokei. Ir idealus scenarius iškart susirinkti pasipriešinimus arba tos sunkumus, su kuo susiduria pardavėjai. Super, ačiū Andriau. Tai yra pagrindinis. Čia daugiau argumentų ir nereikia. Štai aišku, nes dažnai klausia mūsų kaip mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo akademijos užklausose, pastebiu ir pokalbiuose su klientais, sako, koks aš ateisiu, koks aš ateinu ir koks aš išeisiu. Tai reiškia tas mano vaizdas prieš ir mano vaizdas po, reiškia, ką aš įgausiu, ar įgūdį, ar požiūrį, ar kompetenciją, reiškia, ar žinias, kas šiandien galbūt mažiau aktualu, nors nenuvertinu. Aktualu, ar ne, ir panašiai. Tai Andriau, einam prie klausimų, bičiuliai, kas su mumis klausotės mūsų, rašykite komentaruose klausimus Andriui, būtent pardavimų psichologijos tema, pardavėjo psichologijos tema, mes šiek tiek susiaurinom. Tai aš pradedu nuo Snieguolės klausimo, o visų kitų laukiam klausimų. Aš irgi dar čia beje sąrašėlį tokį turiu prisirašęs, nes smalsu tema, atrodo, tiek metų pardavimuose, bet kiekvieną kartą vis atrandi kažką naujo. Ką daryti, Andriau, kai klientai nesipriešina, o tyli, ignoruoja, praleidžia nepastebėdami? Koks įdomus klausimas. Iškiek klientas įsijungia, tai čia svarba ta atsiranda. Kiek klientui pardavėjas yra svarbus, turbūt, ar ne? Ką daryti, kai klientas tyli? O tokių follow-upint, sako, reikia pardavėjams vadovai, reikia skambinti, klausti, ar ne, kodėl jie tyli. Ką čia daryti? Bet geras labai klausimas, klausia į elgesį. Duok Snieguolė su visa pagarba, klausimas yra, ką man daryti, koks mano elgesys tinkamas. Aš kitaip klausčiau. Pardavėjo psichologija, tai požiūris, o kas vyksta su jumis? Aš nežinau, ką daryti su to žmogum. Galit pasimti lasdą, galit pasimti kokį draugą, kuris ambalas papurtis jį. Ką noris, tą su juo darykit. Man įdomu, kas vyksta su jumis.
Nes va ten yra raktas, arba ten yra resursas. Jeigu jums tai kelia įtampą, stop sekundę. A kaip jūs esate įpratę, kad visi klientai, pas kuriuos jūs ateinat, išsitraukia gitarą, padengia stalą, ten linksminasi. Va, kas man įdomu. Nes jeigu jisai tyli, tai jis turi savo, aš laikausi tokios idėjos. Žmogus nieko nedaro be reikalo. Ir jeigu jisai turi tikslą pasiekti kažkokį rezultatą, jis bando skirtingas strategijas. Ir tas klientas galimai tyli, ignorina. Ir tai jo strategija pasiekti jo rezultatą. Klausimas, ko jis galėtų siekti. Nu, tarkim, kad jūs ten neištversit, išeisit iš savęs visiškai, iš paskutiniųjų atsiklaupsit ant kelių, bučiuosit rankas, būkit geras, pirkit nors už savikainą, arba imkit, mes dar primokėsim. Variantas. Reikia tai pardavėjų mokyti. Aš šaržuoju, bet man įdomus. Taip, supratau. Jums, kas vyksta su jumis? Va, kas man įdomu, kas vyksta su jumis? Taip jis tyli, kas su jumis darosi? Jūs tai nervuoja, jums tai kelia įtampą. Jūs norit vengti to žmogaus. Va, kas man įdomu, kas vyksta su jumis? Jūsų kompė tarp ausų, kokia pasileidžia programėlė? Nes ten strategijos tai kitas klausimas yra. Bet man įdomesnis yra momentas, o kas darosi su jumis? Jūs gal pradėt to žmogaus nekęsti. O ką jūs tada darote, pradėt nekęsti? Gal jūs pradėt ignoruoti, tada pradėt jam neskambinti. Tai gal jūs to ir norėjo, kad jūs nelįstumėte jam. Okay. O gal tiesiog laikosi tokios... Aš Gintarė vėl grįžtu prie to paties. Čia mano nuomonė tokia yra. Nieko žmogus nedaro be reikalo. Jeigu jam kažkokią strategiją pasiteisino, jisai greičiausiai ją taikys. Viskas. O gal tai tokį atsparumą tikrina, kiek tu jį atlaikysi. Bet čia kliento, čia tada jau mes pereinam, šiek tiek peršokam į šoną, čia yra kliento psichologija, taikyti pardavėjui, kai jis neperka, ar ne? Tai, o mes padarom labai paprastai. Čia, žinot, netgi pratimas, kuris pats paprasčiausias gali visos pardavimų komandos tą pasidaryti. Yra kažkoks kliento elgesys, pasikartojantis kliento elgesys. Taip. Atsisėdat, užrašot. Klientas, kaip šičia, Snieguolė prašė, ignoruoja tą ir tą. Papasakojat, kaip tai vyksta, kokiam kontekste. Tai kavinėse, tai konferencijose, tai kavinėse, susitikus kažkur, tai, žinai, prasilenkiant. Tarkim, kliento ofise dar kažkas. Kažkur, tai, žinai, man reikalingas kontekstas. Ir tada klausimas, kuo jam tai naudinga? Jeigu jis taip elgesi, ko jam mes spėliojam, mes nežinom, kodėl jis taip elgesi, bet mes versijas keliam. Gal jisai laiko atstumą, gal jisai laukia super pasiūlymo, gal jisai nori parodyti, kad jisai svarbesnis. Ir aš pasirenku tokias idėjas, kurios yra, kurias mes ten surašom, įsigrinam 3-4, kurios, tarkim, mums atrodo pačios, žinai, optimaliausios, ką galima su to padaryti. Ar galima tai paversti užduotim? Ar jis visada taip elgėsi, ar jis tik šiandien taip pasielgė? O prieš tai, kas dirbo su juo, irgi tai buvo, ar ne, ar buvo kitaip? Aš esu liudininkas šito pratimo, kurį daro Andrius, ne vienoje komandai teko gyvai matyti, kaip tas pratimas veikia, kada žmogus klausia kitų, reiškia, kuo tai pusiai tai yra naudinga. Ir tada gaunasi tokie labai, labai geri požiūriai. Snieguolė turi atsakymą, jinai sako, aš imu kitą klientą. Tai yra irgi strategija. Turėti ne vieną, kuris tyli, o turėti 10 tylinčių. Iš tų 10 tylinčių statistika sako, kad 2 kažkada tuk pasibels, ar ne? Tai irgi logiška, einu prie kito, reiškia, tai ne prie vieno, tai prie kito. Bet kartais paanalizuoti, ar ne, tą klientų tylą, ar tai yra tendencija, ar tai yra kažkokia gilesnė priežastis ir kaip aš jaučiuosi, va čia turbūt vienokia ar kitokia, gal skambia, grubiai skamba, kažkokia žaliava, ar ne, žaliava tobulėjimui, žaliava augimui. Čia labai gerai skamba, čia jokio grubumo, čia labai tikslingai skamba, aš netgi pasakysiu, padarom šitaip. Visi mokytojai norėtų, kad mokiniai būtų geri. Motyvuoti, imlūs, žinai, įsitraukę, netriukšmaujantis klasiai, užduodantis daug klausimų, sprendžiantis 5 uždavinius į priekį. Tai čia kiekvieno mokytojo svajonė. Svajonė čia tai. Aš nesakysiu, kad tai būtų nuobodu, gal kaip tik jie labai daug pasiektų, o iššūkis ir yra toje realybėje, kur mes gyvenam. Klasė nėra vienalytė. Vaikų yra skirtingų, su skirtingais mokymosi greičiais, skirtingais poreikiais, skirtingų dėmesio koncentravimu. Ir tie vaikai tam yra, jie kažkada buvo moksleiviais, tie klientai, pas kuriuos mes einam, darom pardavimą ir jis turi savo strategiją. Viskas, mes visi skirtingi, ne vieno žmogaus nėra vienodo.
Ir dabar grįžtu tada prie Snieguolės. Fantastiška strategija, sako, aš negaištu laiko, einu prie kito. Tada idėja tokia, vėlgi grįžtu prie psichologijos. Aš pasidaryčiau tokį vidinį testą. Į kokius 2, 3 arba 5, ne daugiau 5, gal daugiau negu 5, tai labai daug atrodytų, labai didelis darbas. Į kokius 2, 3 arba 5 kriterijus turėtų, nuo 3 iki 5 kriterijų turėtų pataikyti klientas, kad jis man būtų svarbus. Svarbos skalėje, 10-baliai skalės, man turėtų būti 8, 9, 10 ir pagal 3-5 kriterijus. 3 gal užtektų. Tada aš klausčiau, ar tikrai verta su jais, palikti į ramybėj. Kiek bandymų dar reikia duoti, kad bandyti rasti bendrą kalbą. Fantastika, fantastika. O man dar kita idėja kilo, jau einant į pabaigą mūsų tinklalaidai, koks nuostabus pasikalbėjimas, kokios mintis, kaip aš sakau, perliuko vertės, deimanto vertės mintis. Man gimsta mintis ir idėja tinklalaidės mūsų temai pardavimų mitai. Netgi savotiška tokia galėtų būti kažkada žaliava, kaip jie susiformuoja ir iš kokio nežinojimo arba iš kokių neanalizių, neatliktų namų darbų gimsta mitai pardavimuose ir kas už jų slypi. Tiesiog gal tai dabar labai šakėm ant vandens susakiau, tokia plati tema, bet labai būtų įdomu paanalizuoti, reiškia, iš kur jie kyla, iš kokio nežinojimo, reiškia, iš kokių akordų ateina. Tai čia maža detalė. Andriau, ačiū tau už šiandienos pasivaikščiojimą, kuris man padovanojo vieną klausimą labai įdomų. Tu galėsi toj pridėti? Labai gerai. Nes taip spirgų negaliu net. Aš matau, taigi čia į mūsų tinklalaidė tokia ir yra, kad mes spirgėtume iš savo smalsumo. Ačiū tau iš karto, kad nepamirščiau, už padovanotą labai aiškę tokį vaizdinį, kad pardavimo psichologija tai yra susitikimas su pasipriešinimais vidiniais ir išoriniais. Ir tarp jų, ar dedam ar nededam lygybės ženklo, čia jau kiekvienas pagal savo patirtį ir pagal savo praktiką pasirinkim. Aš laikausi to, kad šiek tiek man reikia energijos, bet atsakymas koks, kas vyksta su manimi, kai aš sutinku pasipriešinimą vidinį ir išorinį. Va čia yra psichologija, tada aš imu savo slenkstį. Tai ačiū tau už šitą tokį retorinį klausimą, kuris sako, kas vyksta su manimi. Klientas, nueisiu ir pas kitą, jeigu tas tyli. Čia jų yra rinkoje, visada, ta prasme, buvo, yra ir bus, bet visų pirma, aš savo resursą turiu branginti, tausoti, ugdyti, lavinti, auginti, įkvėpti ir visą kitą. Vat kas vyksta su manimi, čia svarbiausias akordas turbūt. Prie psichologinės higienos, ko norėjau, turbūt su kokiu smalsumu atėjau, tą ir gavau. Andriau, sakai, spirgi, kad nepamest minties. Yra dar vienas momentas, kurį tikrai noriu irgi pridėti, tas labai gražu mums kalbėti. Kai mums dabar, nes neturim konkretaus atvejo, čia patirties, tai mes labai daug galim kalbėti, arba kas būtų, jeigu būtų. Ir per mokymus visi tie procesai, kuriuos modeliuojame, mes paprastai, tai čia vienas ant kito treniruojasi, ant popieriaus, kaip aš sakau, kilometrai lengvai bėgasi. Kai reikia pabėgti tos kilometrus, tai visai kitas jausmas. Tai aš turiu tokį savo pavadinimą užsidėjęs, kad tai yra tokia vidinė pardavėjo drąsa būti tiek atviru, kad jisai atstovėtų savo asmenybę. Ir čia tai nėra prievolė, visiškai nėra prievolė, bet momentas toks. Vat mes turim Snieguolės atvejį, taip kadangi jis paminėtas, tai aš jį iš karto iškėliau, ignoruoju. Ne? Pardavėjo drąsa arba Snieguolės drąsa būtų tokia. Jeigu jos pakaktų, drąsos matuoklis irgi yra svarbus. Ne? Pakankamai jinai drąsi ir netvirai sako, žinot, mes susitinkam 3 kartą. Man toks jausmas, kad jūs ignoruojat. Aš klausiu, jūs neatsakot. Arba daro taip ir taip. Nieko nedarot, o ką darot. Aš sakau, jūs darote taip. Aš sakau, man toks jausmas, kad jūs piktybiškai mane ignoruojat, lyg tai, žinai, aš jums maišyčiau. Pabaiga gali būti bet kokia. Vat tokią drąsą pridėti. Tai reiškia, parodyti žmogui, ką tu su manim darai. Jeigu tu jau mane priimė į susitikimą, jeigu mes kalbamės, tai gal kažkas yra. Man patiko Ryčio Juozapavičiaus pasakymas, neatrado mokslas ar kito būdo, kitos metodikos, kaip sužinoti, kas vyksta su žmogum, negu jo paklausti. Taip, tikrai taip. Ir jeigu mūsų santykė man neokiai, kodėl aš turiu jaustis neokiai? Ir va dabar, žinai, jeigu aš nepakankamai drąsus santykė su klientu,
galbūt man pardavimų vadovas pasakė, žinai, broli, tu biškai pristabdyk arklius, taip prasme, nu, Taip. būk malonesnis ten ir taip toliau, bet aš esu gyvas žmogus. Ir mane čia ignoruoja arba kreivai žiūri, aš esu buvęs tokiam susitikime, kur generalinis vienos įmonės direktorius atsisėdo, žinai, ten šonų, ten dvi tokios irgi nepėsčios moteris buvo, žinai, jis prasidėjo, prašė, ten kažką tai padarė visą laiką ir vienintelė jo frazė, kuri buvo, tai kalbėkit. Ir toliau, žinai, dirbu kažką. Ir aš buvau ne vienas, mes buvom dviese, žinai, taip, okei, mes pakalbėjom, palinksėjom, mandagiai praleidom ir aš suprantu, kad mums pritrūko drąsos pasakyti jam, kad, sorry, broli, nu, akivaizdu, kad tu už mus nori jaustis aukščiau, galbūt taip turi būti, aš nežinau, verslo kažkokiuose kontekstuose, bet aš, žinai, tada žiūriu iš tos savo pozicijos kaip žmogus. Aš ne tam atėjau, kad... Čia reikia laiko turbūt, kad išmintis pardavėjo ateitų su jo patirtimi, ne? Nes naują žmogų pastatyk ant bėgių, jam nebus dar taip stipru pasakyti, reikės šiek tiek laiko. Todėl dirbtuvės vadinasi pardavimų psichologija, ne pardavimų čempionai ir taip toliau. Taip. Viskas, kas vyksta, jeigu mane kažkas gąsdina, kas vyksta su manim, kur aš sustoju. O kaip, jeigu idealiom sąlygom, dar vienas pratimas, kurį rekomenduoju visiems padaryti, yra šią situaciją, bet ne šokoladas. Ir va, tarkim, kad ką be padarysi, už viską tau bus atleista. Ką tu norėtum padaryti? Nu, gal, pavyzdžiui, tu norėtum tą vandenį šliūkštau tam žmogui veidą ir pasakyti, alio, išgirsk mane. O, geras. O kas sulaikė nuo grįžtamo ryšio davimo? Ne? Nu, kas sulaikė? Negražu, nefaina, taip nesielgiama, tai palauk. Tai tu mintyse gali vandenį užpilti. O realiai padaryk kažkaip kitaip. Ir aš labai atsiprašau, man toks įspūdis, kad mes neturim bendros kalbos. Gal aš jums trukdau? Kodėlgi nepakalbėti atvirai, iš tikrųjų? Taip. Nedegint savo laiko, gerbt save, savo laiką, gerbt savo asmenybę. Va būtent, pagarba savo, nes tikrai taip yra, kad ir va ką daro, visiškai užbaigiu, ką daro klientų prieštaravimai, ypač tie, kurie tokie su patyčiom, nu, yra taip elgiasi žmonės, ne tokie, neskambink, negadink telefono arba skambink po 7, kai nedirba. Taip. Jie žemina žmogų, iš tikrųjų. Jeigu kiekvienas nors truputėlį pagalvotų, kad kitam laido gale, kitam stalo, kitoj stalo pusėje irgi yra žmogus, nu, ir mes tada kalbėtume kaip du žmonės. H to H, human to human. Human to human, jo, yra tas toks posakis. Iš širdies į širdį. Bičiuliai, jeigu jūs įtraukia šitas mūsų pokalbis ir jūsų pardavimų komandoje aktualu būtų kelti klausimus vidiniams pasipriešinimams ir išoriniams pasipriešinimams ir tuos klausimus, kas vyksta su jumis, su jūsų klientais, tai atskraidinkite žinutę, kad jūs domintų tokios dirbtuvės jūsų komandoje elektroniniu adresu info@mokymoakademija.lt ir jūs pasieks programa, kurią yra paruošęs Andrius, o toliau jau kitas žingsnis, aptarsite ir akcentus, kuriuo keliu ir į kokį rezultatą norėtumėte kartu su komanda nukeliauti. O mūsų mokymosi pokalbių tinklalaidė jau keliauja visiškai į pabaigą, galbūt Andrius dar norės kažkokį palinkėjimą pridėti. Aš tuo pačiu akcentuodamas, kad mūsų tinklalaidėje temos, mokymosi temos, diskusijos ir vertingas turinys, kuris yra įdomus jums, aktualus pagal tematikas, pagal tam tikrus pavadinimus, tai galite surasti mus labai lengvai Mokymo akademijos YouTube platformoje, suveskite žodį Learning Hour arba susiraskite Mokymo akademiją ir leiskitės į kelionę viena, antra ar trečia tema, kuri jums aktuali. O tuo pačiu tais pokalbiais galite dalinti su savo komandomis, su savo žmonėmis, nes ta vertė, kurią mes kuriame, jie įprasmina mūsų smalsumą, jie įprasmina mūsų ieškojimą, mūsų dalinimąsi ir mūsų įkvėpimą mokytis. Tad turinys nemokamas, kaip supratot, nenoriu šito žodžio akcentuoti, bet tas turinys, jis yra kuriamas žmonėms. Tad ačiū Jums už pasibuvimą šiandien, pasivaikščiojimą mintimis kartu mūsų mokymosi pokalbėje, o tuo pačiu turbūt, Andriau, kažką dar nuo savęs palinkėjimą pardavėjams ir į pardavimų psichologiją ar į psichologinę higieną norėtųsi dar pridėti, ar jau sakom iki susitikimo po 2 savaičių? Aš sakau, kad iki kito susitikimo, o palinkėjimas yra
pagarbos savo. Daugiau pagarbos savo. Viskas. Skamba kaip iš natų. Ačiū bičiuliai, iki susitikimo po 2 savaičių. Ačiū Andriau tau už nuostabiai keltus klausimus, diskusijas, prieštaravimus tiek vidinius, tiek išorinius šiandien. Iki kito. Viso visiems. O po 2 savaičių švęsime 2 metų tinklalaidės gimtadienį. Laukia siurprizai ir, ir tortas. O gal net 2 tortai, Andriau. Iki pasimatymo. Smagu, gera jausti ir būti šalia. Ate.